jau čia. Atsinešiau pjuvenų, nes šiaudų nebededam ten, kur juos deda kiaušinius, todėl kad va taip čia išsitraukia lentutė, kur ten užkišta ir galima išvalyti. Kad kiaušiniai būtų švaresni, nes šieno šiaudų nebededam dėl to, kad labai juos iškapsto taip pat, nieko nebelieka. O tu saugai kiaušinį, kur turi. Saugok ir dėk kitą. Tai va, įdėsiu dabar pjuvenų. Čia. Uždedu atgal lentutę, viskas paprastai padaryta. Tik su viena ranka sunkiau viską daryti negu su dviem. Nu va, įstačiau lentutę. Čia su tokiu kauptuku valau, padarytų specialiai. Ir taip visas iki galo. Daug stebinčių mane. Ką aš čia dabar darau, kokia čia naujovė, net maistas netaip sudomino, patarškai irgi stebi mane. Ir gaidžiukas yra pūkuotukas. Nu ką, reikia darbuotis. Visa gražėsa nuo pjuvenų. O vištos jau susidomėjusios, kas čia per naujovę. Visur pjuvenų įpilta. Dabar gražu, tvarkinga. Kiek tvarkinga bus, neaišku ilgai. Laktos sutvarkytos, jau višta kapstosi. Ieškos, ką lesti galima. Tik tiek, kad pjuvenas ne taip greitai iškapsto. Kaip šiaudus, tai būna ilgiau švaru. O pasikapso, dar palesioja. Ką jam toliau darys? Dar viena užskrido. Ar ruošiasi čia kiaušinį dėti? Tik tai taip su. Nu va, vištos turės užsiėmimą. Jom yra ir žvyro padėta, kad galėtų palisti, kad skrandyje akmenukai geriau viską virškintų. Jų apačią irgi reikės keisti, šiaudų naujų. O šita tik kapstosi ir neaišku, ką jie darys dabar. Čia peštynės vyksta, aiškinasi santykius, kas viršesnis. Dar viena užskrido. Nu, paliksim turbūt ją taip ir kapstytis, reikia eiti kitų darbų daryti. Kol nesiruoš. Va kiek buvo žiūrinčių, kaip aš dirbu. Prižiūrėtojų. Veiksmas vyksta, gyvenimas vyksta. Taigi iki kitų kartų.